prasidėjo 2012 rugpjūčio 1 dieną ir pačios veiklos jos baigėsi Liepos 31 dieną imtinai. Mes vadinasi, iki Liepos 31 dar galim kažką daryti. O po Liepos jau 31 mes jokių ten kažką tai važiuoti ar pirkti mes nieko negalim. Ir reiškia, o ataskaita yra iki 30 rugsėjo pateikti. Mes pateikėm, reiškia, projektą agentūrai, buvom šešios šalis. Iškrito rumunai ir kruatai, jie nepapuolė. O liko ir laimėjo projektą, nes kiekviena šalis yra principas, kad savo agentūrai pateikė. Mes visos vienu metu iki vasario mėnesio tada tai buvo, kad galėjom pateikti reiškia tą projekto aprašymą ir teikti savo agentūrai. Ir mes iš 6, 4 šalis praėjom. Reiškia, mūsų įstaiga Lazdijų veisėjų darželis, Turkijos buvo Sanliurfos miesto lopšelis darželis, Ispanijos buvo Treskantos miestas šalia Madrido lopšelis darželis ir Slovakijos lopšelis darželis Rožnavos miesto. Ir mes 4 įstaigos įgyvendinom. Tai visi Lietuvos įstaigos, kurios, sakykime, pasitvirtino, nebūtinai, kad mes 21 000 eurų gavome. Atrodo yra daug, tačiau kai atėjo pabaiga, nes mes turim būti įgyvendinę 24 mobilumus. 24 mobilumai, jeigu jūs esat girdėję, tie suvažinėjimai. Gali vienas žmogus 24, bet turi suvažinėti. Ir kai sako prasideda, tai tų pinigų atrodo yra daug. Bet kai atėjo pabaiga yra baisu, nes kad tik nepritrūktų, o išvažiuoti tu privalai, tada jau bent už savo. Bet kaip mums buvo ir per ankstyvaisiais projekto metais, ieškosim vėl dalyvauti, sakykime, šalis susirasti, tai yra geriausiai ir per Etviningą. Mes visi susiradom vieni kitus per Etviningo programą. Tenai yra labai ieškoma, kaip ir kitos šalis, kada ieškoti tenai, kad nori dalyvauti konvencijos. Aišku, vėl yra visada kaip įvykdymas, nežinai, ką labiau įrėmus įrištas, sakykime, o daug kur yra žymiai paprasčiau, negiliau. Prašom dalyvauti, pamatysit, kad tikrai bus įdomu. Tiek iš mano pusės viskas, prašom, rašymas. Ačiū, kad atvažiavote.